Iš tikrųjų, čia jūs girdėjote tas 9 paskait visokiausi mokslininką apie kūrybą, apie įvairiausius aspektus, apie čia gyvenimą Kaune. Aš pamėginsiu papasakoti, kiek ir žinom apie Troikiaus patį pradį. Ir matote pavadinims ir Žemaičių žemės palydėts. Lioda Troiki Pagilatė. Iš tikrųjų, žemaitišką reikėtų sakyti Troiki Lioda Pagilatė. Ir oficialinė, kada yra pristatyta anos įrašus apie mamos mirtį, ir užrašyts ne Liuds, o Liudviks. Ir jeigu pavyktų rasti krikštą įrašus, būtum įdomi, ar mums paskui pats kaptim buvo, ar oficialiai mums buvo Liuds ar Liudviks. Tai va, ir vis tik iš kažkur mes esame atėję, ar ne? Iš kažkur atėję. Ir aišku, paskui mums formau toliau, ką mes mokomės, ką mes iškeliaujame į svečius kraštus, ką mes aplonkom kitus miestus, viską tą formau, bet pati pradžia, kuri iš tikrųjų, negi matosi to parodo, nepaleid tavis. Pavyzdžiui, ko aš matau, kaip nepaleida Lioda Troiki ano žemė. Jūs pažiūrėkite nuo tų šventųjų skulptūrs. Ar netep? Gal mums kitep ten pakreiptas, neteisės stovėjai, bet tikra anos buvo. Jūs pažiūrėkite įrašus, kur ons į nufilmauts. Tai ons į tą žemaitis, kur niekap neparsilaužė. Ir kur ta tarmė išlend vos ne kožnam žodė. Net nežinodams iš kur ons į, juk tu pasakys, kad ons į žemaiteis. Juk taip. Tas pats, aš sakau, jeigu žiūrėtum filmą, kurį nufilmauts Miltinis. Miltinis taip pat, tas garsias režisierius. Kai kurius nepaleido, aišku, jau dabartinės laikas, kada mes ta tarmė nutolusi, žodžiai paprastesnė, tik gal tarėms bier, o tų unikalių žodžių vis mažiau ir mažiau. Tai aišku, gal ateitie tokių maža bus, kur gražiai žemaitiška rukausis. Tuomet pradėkiam. Čia pirmoji nuotrauko, tokį kaip su judėms. Juk buvau su judėms. Buvau 120 metų nuo gimimo, ar ne? Ir ta nuotrauka ir daryta. Platelius. Čia tas katras fotografavau nu platelį bažnyčias, o kuris matot, tas ilgs būdings iš pietuolį. Ir jūs pasiveizėkit, kiek tuomet buvo žmonių. Aš norėjau parodyti, kad prieš paskait mes peršnekėjom, kad apsiverti viskas, demografinė situacija apsiverti. Jeigu Lietuva anksčiau daugiausia gyventojų gyvena kaimus ir užsiėmė žemės ūkių, paprastus darbus dirbo, biškį naujovėsiai, technika, o mažesnioji dalis gyvena miestus ir miestelius. Tai viskas apsiverti aukštyn kojom. Ir visas, kas papildydavo tus didžiusius miestus, inteligentėjai, didžioji dalis buvo iš kaimo kėlė. Matė tus senus papročius, senuosius dainas girdėjai. Ir, atsineš, vieni pakitę atsineš tu savo kraštą paveldą. Dabar, dėl ko aš pradėjau domėtis Troikiu, papasakos prieš istoriją. 2004 metas buvo 100 metų. Buvo 100 metų, gal net dar anksčiau aš galvoju. O gal 2004, jau dabar sumalauti. Žodžiu, tuomet jau buvo įkurtas, jau veikė Žemaičių dailės muziejus ir tuometinį muziejaus direktorį Turskytė. Ana sako, žinoj, kai jau nacionalinis parkas jį nuo 1991 metų, sako, a tu nežinai tokį Pagilaitišką kaimą, ir ten toks menininkas, scenografas gars viso Lietuvo ir gėmis. Aš paklausiau vienu kitų, vis man sako, netoj kaimą. Bet paskui, žinot, kai iš Kairūndį, paraplinkau, ir sužinojau, kad iš tikrųjų toks buvo kaims, tarp Notienų ir Gilačių, palei sopelį ir dėl to ir ten toliau vadins tai Notiena, Panotienių kaims, o tam tarpe Pagilaičių kaims. Katrai buvo čia ir rasas abidvi buvo, ir kur katras žmogus filmuoja, tas buvo.
mes, kai buvom dabar nuvažiavę, tai ten į lygį lauką. Ir jūs pamatysite, nuotraukos parodys. Bet sutikau moterį, katrą asmenišką pažinoj. Jau dabar nemirus, ir kažką pagalvoju, juk reikėjo daugiau iškamantinėti. Nuklojka, gatava buvau. Tokį getgaudienį patronėlį. Įsivaizduokit, ant bova pasans užtarnaitį. Ir prisimeni, ir ne tik tai, kad ant buvo užtarnaitį, bet ant paskui išperka ton ūkį, ir ton ūkį persikėlė Gilatių kaimą. Nu, gal ten ne visus būdingus, bet Veina tai persikėlė. Persikėlė dailininką tėvelį darytą kryžių. Katrų mes, minėdamis dabar 120 metų jubiliejų, paėmė mūsų Antans Vaškys, kryždirbys, dievdirbys atkūrė, pastatėm, nu net aptoliai nuo tuos Veits, kur anu buvo gimtinį, kadangi vidurį laukų dabar ūkininkų nestatysi. Tai va, buvo tas pirms paskatinims ir aš susirinkau iš tos patronėlis. Paskui pradėjau klausinėti ir dar viens buvo, kad Telšius gyvena Liuda Truikį brolį Praną dukra Janina Brincienė. Ir sonau dar irgi paėmiau interviu iš anos, apklausinėjau. O jeigu toliau tęsant, Janinas Brincienis dukra Dalia Brenciūtė yra aktorė. Ir anų sūnus Morigins, operos solistas, ir artima giminė Truikių. Matot, kur nurėdėjai? Ir kai aš pamačiau pas Janiną Brencienę, žiūram, žinot ką pradėt, kad atsiminimą fotografijų albumą ir veizu, kad vienu fotografijoje yra būdus Morigina, nu ta jau Brenciūtė su savo vyru, o tom kūdikėlį krikštėjai, žiūriu, kad gėda poets ir, man tą poekį susiverti. Nu, buvau nustebėms. Nu, matot, kaip gal kartas provincijų, kažin kur atrasti tokius visokius įdomius dalykus. Ir dar paskui, matyt, jau man Janina padavadėjai, aš nuvažiavau į Klaipėdą, ir ten buvo, kad nesuklyščiau, pasiveizėsiu metus, čia prisidėjo visokių špargalkių. Stanislavas Truikys buvo, tuo Prana Truikį sūnus. Iš viso tas Liuda Truikį brolis turėjo 4 vakus, 2 vyresnis dokteris ir 2 jaunesnius sūnus. Ir tas jaunesnis, kur labai daug atsiminimų puikių Klaipėdų užrašiau, tai buvo Stanislavas Truikys, gėmis 1927 metais. Nu vėl galvoju Klojka, jau galėjau dasik nuvažiuoti tom Klaipėdį, man ta Klaipėdį net aptoliai, man pažįstams kraštas visko, bet matot, kaip viskas iš paskose. Ir dar tuo negana. Pagal savo darbą aš rinkau medžiagą Šiaulių Aušros muziejų, nes ten žiauriai įdomios medžiagos ir Aušros muziejus yra vienas iš tokių, jeigu imtumėm Žemaitijoje Telšių Alką, Aušros muziejus ir Kretingos muziejus ir seni muziejai su savo istorija ir puikius fondus. Ir aš ten nuvažiavęs visai kitokios etnografinės medžiagos baiškodama apie Mickevičių. Šast žiūriu bylą, paskui jums pristatysiu. 1927 tas pačias metas nufotografuoti visi būdinka šitos Truiktėviškis. Tai va, man susivėrė tokiai dalykėlė ir aš norėsiu, ko aš sužinojau, papasakoti jums. Gerai, nu ir pradėkiam. Pradėkiam mūsų taip. Gimtoji sodyba. Man tai žiauriai patinka ta nuotrauka. Nu, baisė graži. Čia gal nesimata visą didybę tos trobos, bet tikra žemaitiška troba, su kaminu viduryje, dvigali, su lunginėm, su papuošimas, nirtų nutysus. Matot, ko skėris lunga, jeigu mes būtumėm Dzūkijoje, ko čia ką pasibaig lungs, čia tokiai nutisima dai, tokiai. Nu, lentelis toks puošybinis, čia nėra. Čia matot, kaip į kokį, juk matot, man neleid kramis sukti, aš negaliu sukti. Žodžiu, pulungas tokia į ornamentą, matot. Lunginis gana paprastas, pati reiškia troba posidengta šiaudas, o pos jau skaidrum. Aš paskau Stanislavas labai gražiai, aš net brėžins turiu pasidaręs, kur kokie baldelė stovėjai. Ir Vilniau ten
pažadėjau parašyti straipsnėlį, parašysiu, nes čia dabar nestudijuotume mes niek. Tai ir kokie balda buvo, ir ką būdinka stovėjai visų tos sodybų, tai didelė įdomi. Dabar dėl ko atsirado tos nuotraukas 1927 Šiaulių Aušros muziejų? Dėl to, kad pasilėkęs ūkininkauti tuo sodybų Liuda brolis, Liuda brolis prašė paskolos. Kad gautų iš banko paskolą, reikėjo nufotografuoti vis sodybos pastatus, įvertinti anu būklį ir kada sakė, ano sūnus tas Stanislavas, kur sakiau, kur Klaipėdo gyvena, tai sakė, kad pagrindinė priežastis buvo, kad reikėjo sudegė jauji, reikėjo nustatyti, bet paskui aš supratau, kad ir daugiau problemų buvo, kad gal tam tėvelių nelabai sekė ūkininkauti, bet ką pons man minavoja, kad to paskolą spėjo išmokėti apie 1938-39 metus, o jūs paskui žinot, kas atsitiko? Atėjo sovietų valdžia ir visi privatus žmogaus sukapstot, žemė, būdinka, pastatą, gyvulę buvo atimti ir visi suvaryti kolkozus. Tai va taip nelaiminga pasibaigė. Tai aš dabar parodysiu visus tus pastatus ir ką ir Šiaulių Aušros muziejų įvertinti, tai trobą. Nes jūs žinot, kad gyvenamas nams, jeigu etumėm per Lietuvos etnografinius regionus, tur visur skirtingus pavadinimus. Stoba pas Suvalkiečius, Pirkiai ir Gryčiai, nežinau, katras į pas Aukštaičius, katras pas Dzūkus, Nurivo pažemaitis į trobą. O visa sodyba buvo žiaurė gražia pas mums vadinam, sakydavo, pridėdavo pavardį, pavyzdžiui, Trojki gyvenėms. Nu ką prasminga, Trojki gyvenėms. Nu viskas ten yra, čia nuo A iki Z, tam pasakym, ar ne? Tai va, ir ta troba ten užrašyta, kad į vidutinis stovis yra jau ir 50 metų. Važiuojam toliau. Čia matom trobą, reiškia, iš toliau biškėlį ir iš kitos pusės, man rodos. Įvažiavimas į sodybą buvo Kembri sodybės pusės, labai graži irgi pavadinėms. Kembri pavadė labai graži. Tebi ir mūsų kraštus ant gyva. Čia mes matom klietį. Klietis yra dengta šiaudas. Matome senovinių tą kobelą kažkokį, dar kažkokį yra kondą. Visas klėtis senovėje Žemaitijoje, o ir kito Lietuvo būdavo pakeltas nuo žemės, o ant akmenų kapelėlis negalėtų mėti. Čia būdavo derliau, nenaudojamiems daiktams susidėti, pavyzdžiui, vasar žieminiams drabužiams, sakam, ir dažna būdavo klėtis gali vaikių ir mergių kamarėlis. Patep. Tai va, šita klėtis yra 35 metų senumo vidutinis stovis. Ir čia prieš to klėtį jūs matot poikį kryžių. Apie tom kryžių paskui aš dar parodysiu iš arčiau. Antano buvo iššūkis, bet gera, kad buvo parvežsons į Petronėlis Getgaudienis ūkį, kur sakiau, kur han nuperka, ir han buvo pasistačius, ir tim pasimatė niuansą, nes čia gali didinti, nedidinti, negali žlebinti, net tenai mondrė. Paskui apie tus mondrysis papasakosiu. Žodžiu, to kryžių matysit. Tvarts. Tvarts matom irgi, kad ne kažinkas šiaudinė stoga. Tvartas 70 metų stovis pras. Jauji. Ten toliau. Tas priekyje ir rėja. Tokie, kur būdavo, atsiprašau, kaip tas vadinasi, tas stoginė, genut padėk. Nežinot, atskirs būdavo reiškia, ant stulpų toks, kad galėdavo padargus įvežti, galėdavo išeina, galėdavo žiūvinti, užkrėta, smegenų suminkštėjimas. Ir žodžiu, o ta jauji ten toliau, ką pasako mano atsimenimus, kad ta jauji buvo dėdelį iš tikrųjų. Ir taip spėkiam, kad vien iš priežasčių paėmom to. Nežinau, ar ta teisybė, nes irgi žmogaus atmintis, negali 100% sakyti. Tai on sminavo, kad pagrindinė priežastis pagal tuo sunieną atsimenimus, kad tai būtum, kad sudegi tą jauji. O užrašyt, kad jauja į 100 metų.
Nu 100 metų į seną. Tai va. Nu, va, o čia šitą ir, čia, kad jūs neišlibintum, tai aš dabar neišlibinčiau, ir tų nuotrauk aprašyms, ir tos bylos į pavadinims Kretingos apskritis 21. Nu, va dabar kaip atrodo ta vieta, kur buvo. Čia būtum ta sodyba kažkur tos nuotraukas centri. Aš kada pasakoju, kada ruošiau ton straipsnį Žemaičių saulutėje, tai, kad aš prisiminčiau, aš nuvažiavau kartu į ton sodybą su Petra Nelzaniauskaitė, ant žinot, kaip susirantavo, prie pagrindinį kelią, kad dabar vedė nuo Tienus, buvo nulūžusi tokia eglė. Sak, čia Kembris eglė nulūžusi. Pagal to susirantavo, buvo, on įgėmė spalį mėnesį, aš dabar galvoju, ar mes spalį buvom, ar mes spalį pabaigo, nu neatsimint dabar tiksliai, reikėtų pažiūrėti gal nuotraukus, ten būtų užrašyta. Tai buvo šviežia suarta, ta dirba, ten ne visai lygi, ir tep buvo sušalus, įsivaizduot, kas su plūgu pervažiau tokiai užversta, toks jausmas, kad tu eini per ton sušalus žemę, per kažkokius kapdaunas kepalus. Nu tas toks ir Žemaitijo, kadangi žemė molinga, tokį reibi žemė. Nes aš atsimenu, kad pirms studijų metas nuvažiavau į Dzūkiją, man buvo šoks nusmelti tų. Man iškart prisiminė Japonis tuos rašytojus, Koba Abės, tas moteris smėlynus, kur kapstas, ir nikap negali kapstyti. Bet ten tų smėlynus į tokį savotišką švarą. O čia visai kitoks žemės reiboms per to molį. Tai man tada tokį įspūdį padarė, nors tai buvo taip pat pliks lauks. Ons buvo nelygus tas lauks. Ir ta Petronėlė priekį prieš man klumpuodama ant atvedį veizau. Sak, va čia į lomelį. Pastrojkius buvo net 4 prūda. 2 didesnė, 2 mažesnė. Vienas buvo švarus skalbimaus, kits gyvulėlėms. Ten visoks paskirs. Net žmonės senovėje Žemaitijoje turėjo atskir prūdalį linmarką, kur linus merkdavo. Nes nebūtina linus atsiklojėjai sunplaukų, bet merkdavo, kad atsiklojėtų. Ir ant sako, va čia tas prūci buvo visi, nes ant tarnait buvus. Ir dar ko atrado, aš buvau tik nustebus, anksčiau, kad būdavo toks, kad balti būtų skalbinė, baltim skalbinėms įpildau tokį mėlį, žydris kažkoks. Sak, čia būtų telkelnių to žydriaus. Nu, kažkoks ten, va toks. Tai, va tokiai, liktai atsišaukon tuos reibios žemės, tuos praeitų žmonių gyvenimą atgarsė. Ir tam šmuoti buvo 6 sodybas. Nu, nebuvo tapinš, tai gal Kembris ir Trojkė buvo šalip. Kitim buvo biškėlė atstiau, bet matoma. Ir tas Pagilaičkaims toks buvo, nedėdelis. Ir dar paskui, ir dabar tebė vien sodyba. Bet kadangi vien sodyba lieka, buvo tas svajus naikinti, jų galėjai ten žmonių žemės tebė, nuosavybė tebė galėjai nekeisti tom pavadinimą. Ir moni tada sakau, nors nieka nebuvo, paskui, kadangi ten, aš klausiau, Stanislavas man pasakoja, nu tas suniens, tu Trojkė, paskui, kad Prušalio upelis buvo, sakau, kaip tu upelį pavadinims? Nu, sak, neprisimenu. Bet gaila tuos, nepavyko tos siūlos surišti ir užgauti, kad, nu, kaip tas upelis, jis turėjo savo pavadinimą. Ten užanų ten biški toliau buvo mišką, sakau, kaip tu mišką vadinut? Sak, mums jis nepriklausė, tai nežinau, kaip mes anų vadinom. Nu, seniai, aišku, būt žinoji. Tai va, ta Getgaudien man tep, nu, kaip čia pasakyti, pat kaimą moterišką ant suvirpina, nu, iki sielos gelmių. Nes, nu, tu pamata žymių žmonių pradžią. Tu pamata paprastą pradžią, kažkas, kad paėmė, numelioravo, iškėlė, suardė ir nieko nebėjo. Ir belikti visai kiti dalyką. Anatar labai gražiai papasakoja tuos savo tarnystės, kokie buvo duori tai pats Trojkė. O duori dėl to, kad kas tuodavo, sakysam, už pėminį išbūdavo iki vaiki. Tai tas parodo, kad kaip ūkininkai buvo iš tikrųjų neskriaut sumdinių, kad buvo geri, paskui labai toks įsėmė anuos pasakojams,
kad Ana su mamytė ėjo į Nuotienus, į Obuolinius atlaidus. Ir, toks gražus pavadinimas, Obuolinė atlaida. Ir anėri basom, kad tų batų nenudrengtum, nuskūrinė bata buvo vertė dideliausia. Sak, paėmė sustoj karietą ir buvo, trojkis važiavo, tas parvažiavęs su savo broliu. Jis sak, paėmė vedvė, tuokis paprastas, sumdinėlis, sak, paėmė į pavežį. Tai didelė kažką prisėminant to su meilė. Paskui nežinau, kiek teisybės, dėl to, kad pats Liudas Trojkis baigė Telšių progimnaziją, mano brolis vyresnis baigė tas Prans, on baigė Palungo. Tas progimnazija, o Trojkis gimnazija Telšius. Tai nežinau, ar važiavo kartu tuo parsivežti, gal mums tada buvo dar jaunesnis, skirtums apie 13-14 metų tarp tum ir tarp brolių. Tai sako, kad tik buvo šalt, kad užvažiavo ar kartą nuo kur ten į užeigą, karčiamą. Ir įpylę nudom kažkokį ten, stipresnį gėrimą. Sako, tokie linksmi, kas, sako, bus banuvėdį, besuvaldį, įsisiota, kad bus banuvėdį ton, reiškia, ragis parvežti. Tai tas, paskui labai prisimeni, kad buvo didelis suodnus. Būtent Petronėlė, kad didelis suodnus, kad buvo labai skanių slyvų. Tom pat patvirtinti ir paskui net išvardinti kokių rūšių Stanislovas. Ir Petronėlė ypatingai išskyrė ton sodybą, net aš pavadinau ton straipsnį pirmoji tėviškis kleva. Kad ypatinga buvo daug klevų sodybų, didelių medžių ir anei nebuvo, kad te pasodinti, viens veinų, te padrika. Žodžiu, tai su Petronėlė buvo toks, tikra. Ana mane užvedė ant to kelią, kad ieškoti sėtų giminių. Gera, tuomet važiuojam toliau. Va čia dabar parodys kryžių, o aš paskui pabaigos, kad turėsim jau laikėlį, kaip saka, paskaitysiu iš atsiminimų. Va čia ir mums taip nepavyka su to kryžium, taip, kad būtum pats Trojkis keišis, kaip saka, pagalius į ratus. Kas atsitik? Ne tik dėl to pamatys, kad jis gana sudėtingas, nes ten Antanas sako, čia būtų, kadangi Trojki tuos scenografų tėvelis buvo puikus meistrus ir mums padėjo, čia, man rodos, kai jūs, Raselė, papasakojat, kaip ten auksavę plasdėjai, ten bažnyčio. Ateis, kad nepamiršiu, Ana Petronėlė, Gedgaudien Veina, tokį gražų sakinį pasakė. Juk saka, buvo padaręs tas Trojkis senas ne vienam puikių dalykų bažnyčios, ten altorių, dabiko. Bet saka, Nuotienų bažnyčia buvo padaręs tiek daug, kad šeiminikis merti galėjo pirmos klaupkos sėdėti. Reiškia, didelį pagarbą, ar ne? Tai va, ir žodžiu, ir dabar jau dailininkai nustatė. Kas į Nuotienus padaryta, kas į Beržorį padaryta, nors, pažiūrėjau, kad tus artimus klausinėjai visai kitas bažnyčias sako. Tai čia jau Trojkis pats pasakė, manau, kad reikėtų vyryti irgi čia, kaip sak, mes jau neturėtumėm abejoti patį Liudą Trojką atsiminimas. Tai va. Ir Antanas sakė, kad tas kryžius, kuris ten nuotrauko to istorinį, gal nedidelė matos, geriau matės to kito, kad čia nesudėjusi, įsivaizduot, kaip ir ketinė kryžė, lietinė. Kadangi jeigu etumėm iš vakarų, Klaipėdos kraštą, čia Palungos, jeigu etumėm į rytėnį Lietuvą, vis mažėtų lietėnių kryžių, kaltėnių kryžių. Tai kadangi buvo fabrikėlėmi Milėje Klaipėdo, tai parsiveždavo, tik sudėliodavo, surinkdavo iš detalių, kiti būdavo kaltinė. Tai tūs ir įsivaizduok, nėra plokštum veinuoda, kryžiaus būtų plokštum ir dar čia pagilinta. Tai va toks prašmatnus ale, toks jau profesionalus kryžius, ale asociacijai tus lietinius kryžius, ketinius ir buvau čia. Ir Antanas, kad įveizėjai. Ir dar ko sakiau, kad ons lygu mums būtum pagalius ir atskaičius. O dėl to, kad Antanas padarė ton išilgėnį dalį ir reik dabar skersenį.
Ir jau babengunt un sront, kad centrinėje dalyje ir puvinys. O jau viskas padaryta. O jau čia tų laiką neapdaugų, dar reikės pastatyti, atriimti, šventinti, artėti tą datą, kuomet buvom sutarę su abidviem rasom, kad atvažiaus ir pristatysime parodą. Tai jis buvo ne tik šitam Troikio, bet ir jauba dievdirbėjo iš mūsų krašto. Anodai vienas metas, tik viens įgėjims lapkritį mėnesį, o kits spalio mėnesį. Tai žodžiu, gavom vėl iš naujo medienos, o jūs galvojat, kad ąžuolą taip gauti paprasta? Teisi, kad parvežti iš mišką, nes ne visuomet gal pjauti. Ir buvau toks skubėjams, kad aš galvojau, kad mes, nespėsim, pastatyti. Bet susijėmė ir va, čia ir matot visą tą kompaniją, čia rastum savi ir Rasa ir Raselį, čia, man rodos, ir jūs būtumėt, ir klebons, kuris bagins, kuris pašventina. Va. Ir čia esam prie Liuda Troiki mamas. Dar labai įdomi ir, aš paskui, kas skaitysiu atsiminimus, labai įdomi ir tėvas ir motinį palaidoti atskiro. Tėvas buvo vyresnis už Liuda Troiki mamą, buvo kariavęs karį, ten atsiminimus paskui paskaitysiu. Ir ką aš supratau iš tų artimųjų, kad gal senatvėje anodų taip, kaip čia pasakyti, nesipyka, bet meilumi nebuvo. Va, pavyzdžiui, kaip Stanislavas sako, mamonėlė buvo aštraus charakterį, bočius nulaidesnis geras žmogėlis. Ir dar įdomi, čia tokia informacija, kad Liuda Troiki tėvas kažkur buvo kelimą, po tų visų karų pareis, matys visko, iš kur pasanautai talentą, kad ons mokėjai ir medį darbus daryti, ir kaip menininkas darbotės, ir muzikauti sugebėjai. Ons buvo kėlis iš Skauda kraštą, nuo Šačių iš lyg Sūdės kaimą, te prisimeni. O Troiki mama buvo, anos tėva buvo paveldėję du ūkius. Viens buvo Panotėnius, o kits buvo Pagilaičius. Ir dėl vieno ūkį net gavo provitės teismus. Vieną ūkį didoms, kad nepamelaučiau. Pagilaičius buvo 78 hektarą, Panotėnius 302. Žiauriai didelė ne ūkė. Aš kur pasakojau rodžiau, aš čia visko šnekėjau apie Pagilaičius. O paskui ton ūkį, kurie nepaveldė, nenutinta buvo, bet kurie nepaveldė, nežinau, iš ko paveldė, nieks neprisimena. Ar iš kažkokio giminaičio, ar žinako, į to Panotėnus, paskui netikėta atiteka Troiki viena iš seserų Kripkauskienė, buvo mokytojai iš visų trijų, nes šiaip Troikis turėjo vieną brolį ir 3 seseris. Atiteka Kripkauskienė, buvo mokytojai ir, žodžiu, iš tikrųjų turėjo pirštis kitą seserę, jaunesnė, bet tam Kripkauskiui patikta jau, sakyt, į gražesnį buvo, į mokytojai buvo, bet matyt buvo iškėlė sąlygą, jeigu tu ūkį negausi, nesižanysi. Nežinau, kaip tai buvo. Žodžiu, ir paskui, kaip jau Stanislovo tėvas, tas, kur aš neku apie pateikės, Liuda Troiki brolis jau sukūrė šeimą, senyje tėva išėjo pas Kripkauskienę. Ten, nežinau, tai kilometrus ar 2 buvo, ten kokie gal 2 kilometrą per to, nes ten šalia tai kaimą. Išėjo ir jau čia gyvena Pranė šeimyną, kur sakiau, kur vieni iš tų atsiminimų. Va, tai ir kaip sakiau, nenorėjai, kad būtų palaidot kartu. Tas mirė daug anksčiau, Troiki tėvėlis mirė anksčiau, ir ons buvo palaidots Razmų šeimos, reiškia, Ušvių šeimos kape. Bet ten irgi, kas skaita, netitinka vardą. Tai reikės dar kapstytis ir sužinoti, gal sužinosiu daugiau, kaip ten buvo, kas ten jį palaidoti. Ar būtent tuos mamas, Rozaliai buvo mama, ar mamas
tėva ar dar kažkokia artimėja. Tai, sakau, pavardės netitinka. Ir kadangi on turėjo mirti apie 1926, kuomet on buvo gėmis, kadangi metrikų neturiu, ar reikėtų tą šatis važiuoti, gal parapiją buvau gimtuoji. Žodžiu, šit dar tyrimų, nes, vis sens, kas prisimins ten anukėlis. Pavyzdžiui, tas Stanislavas, on gėmis 27, sako, aš tai būčiaus neprisimenu, aš tai babunėlį, tik iš pasakojimų. Tai va, tai žodžiu, ir buvau palaidots ten, o Ana, kai jau artėjai primirtėjais, Ana paprašė palaidot naujus kapus. Nes senos kapins buvo įrengti Nutienų bažnyčios. Įrengti Nutienų bažnyčios visai taip matomo veitų, mes šį metą to ant kapinį, tu jau parodysiu. Čia yra ant kapins mamas, teisė dar kap nepamirščiau, ton čia matos ir normalus akmuo, ne čia nelietėnis, nekas, nes ton, kadangi visi įsiblaškė visą giminė ir tai nieka nebuvo, tai tunka pavietė, prižiūrėjai toks budrikis, katras gaudavo pinigėlių iš Amerikos, nes Skripkauskienė, kiek seseris buvo pasitraukus į Ameriką ir nam tų pinigų ir net atsiunt, kol anolų galvoja, va tas Stanislavas su broliu, reiškia baba, nors anu mamų nelivadin, padaryti ant kapinį paminklą, tas budrikis gavęs pinigėlį sutvarkė. Ir dabar aš prašau seniniais, kad sutvarkyti, nes artimų jau nieka nebėra tom kapelį. Ir aš, kad nenutultumėm, aš paskaitysiu, kas ir aš visai netikėtą radau įrašą apie mirtį. Parašyta Rozalijai Truikienė. Mirė 1940 metais vasarį 21 dieną. Panotienių kaime. Kadangi aš sakiau, kadangi gyvenu jau nebes tam ūkė, kur augin savo vakus, o gyvenu gretimam paveldį tam ūkė pas dr. Kripkauskienį. Mirė nuplauti uždegimą. Aprūpintas sakramentas. Va čia kaip tik tas yra išrašas. Čia, kai jūs neprižlibinsite, aš perskaitau. Aprūpintas sakramentas našlė Platelė valsčius, Nutienų parapijai, tėva Jonas Razmus ir Rozalija Rusytė. Leka, sūnus Pranciškus, 48 metų, Liodviks, apie ką on šnekėjo, ne kad ne Liudso Liodviks, 33, dokteris Magdalena Smilgevičienė, 51 metų, Barbora Kripkauskienė, 43 ir Justina Ramonienė, 309. Palaidota Nutienų parapijos kapinės. An norėjai atskirą, nenorėjai, reiškia to. Aš nežinau, ar nenorėjai, kad buvo gal kažkokiai, tokiai ne visai geri santykiai, mes nežinom, kodėl. Ar dėl to, kad norėjai naujus, gražius kapus, nežinau. Čia jau gal kas istorija. Tai didelė, norėčiau atrasti ir ankstesnius įrašus, bet nėra tų metrikų, kuomet gėmė Truikys reikėtų surasti. Nes dabar aptarnau ne Veinskoniks kelis parapijas, uns vis man žadėjai, bet žinau, ką pažadėjai patiešiai, kol pats nenuvažiuosi, jokių nedraskysi, nieko negausi. Tai galvoju, kad iki kitų metų, kol Rasas man atveš naują parodą, mes atkapstysim tus gal kap nurintas. Tai va, tai žodžiu, mes galim spręsti, kokie vaka buvo, kas vyriausi, kas, pažiūrėjau, įdomus toks faktas. Čia, kur sakiau, kur tas Skripkauskis turėjo vesti jaunesnį Justiną Ramonienį. Bet anam nepatiko, mums paėm veitų 309-43. Barbora Kripkauskienė. Taip. Dabar dar ko. Papasakos apie seseris. Nežinau, čia skaityti, dabar gal aš neskaitysiu, aš čia biškę susiraštu, paskui atsiminims apie Truobą paskaitysiu. Vyriausia iš tų buvo Smilgevičienė, 51 metų, 1940 metais. Reiškia, pati vyriausia Truikis seserėlė. Ir Ana buvo apsižanėjusi, nutekėjusi labo Kėlnį šeimą. Smilgevičiaus ūkis buvo 100 hektarų. Netoliai Alsėdžių.
ir turėjai malūną, elektriš malūną. Ir kas įdomi, kad to malūną rindavodavo žydelio ir už to gaudavo 4000 litų į metus. Ir vis tiek buvo pleks basus, visai nemokėjai kuninkauti, visišką. Sakė, tas ūkis jau tiek buvo praskolins, kai jau kelis kartus praskolins. Bet čia, jeigu žiūram Lietuvos laikas, tai iš tikrųjų didelį pinigą. Ir dar vienas labai įdomus faktas. Priklauso ne tik malūns, bet ir stiptų fabrikėlis. Dabar jūsų noriu paklausti, gal kas esat mundri, žinot, kas į stiptą? A nežinot? Vot, senas tiesas, jeigu batus nešioja, tai stiptus turėjo. Pakolnis ir padus sukaldau su mažom medinėm vienelėm, katros buvo daroms iš beržo, specialiai iš beržo. Tai Alsėdžius buvo toks stiptų fabrikėlis. Katras priklausė trojki seseriai vyriausiai. Va, įdomus faktas. Ir kas įdomi, kad kaužiai Ruso tėvą buvo ištremti. Ir aniai turėjo 2 dokteris ir 2 sūnus, vienas kažkur mokės, o tas, kur vienas buvo, tai turėjo Adelį ir Polį ir turėjo Liudą, reiškia vyriausia, reiškia sesuo savo sūnų vienam buvo davė, tokį pat kaip ir dailininką vardą ir Alius. Tai Liudas išvažiavo, uns nebuvo paimts, uns išvažiavo paskui tėvus. Tai tas Milgevičiai mėri tremtyje, pargrįža anodu, reiškia, į to Lietuvą, bet irgi, pats suprantat. Tas, pavyzdžiui, Liudas gana jaunas mėri, ir palieka našlėje su 3 bakas asukų. Žodžiu, ta vyriausia buvo, kaip sakysim, toks nedėkings, bet daugelį Lietuvos šeimų buvo nedėkings tas gyvenims. Bet įdomiausia, tai dar nepaminėjau vieną faktą, kas mane užkabina. Visi žinot, toks buvo rašytojas, kur rašė apie žymis asmenybės Tomas Sakalauskas. Tomas Sakalauskas parašęs apie daug asmenybių, bet vienu iš tų asmenybių buvo Liudas Troikys, apie ko jis rašė, ir apie Justiną Mikutį. Ir kadangi jie sudraugavo su Šarnelė, įsigėjus tokį bajor dvarėlį, tokį nedidelį, on kalnelį labai gražiai, Mickūnas, jie bendravo, ir kažkaip sužinojo, kad ždomaus, ir man užsakė. Pasirodo, kad buvo parašęs Sakalauskis knygą apie Mikutį, nebuvo jis Mikutį tėviškės. Tai aš galvau sukapstyti, man buvo toks šoks, aš galvoju, kaip tu gali rašyti apie žmogų, nebuvo jis net anotėviški. Ir uns tuomet rašė apie Troikį, ir uns nerado, kur Troikis pradžios mokyklą baigė. Ir mums uždavė klausimą, ir aš tik plakiaus, man be tų klausinėjimų, kas kaip ten Trobis atrodė, man buvo svarbu sužinoti, o kur iš tikrųjų Troikis mokės. O pasirodo, kad Troikį mokė Alsėdžių pradinėje mokyklo, anu vyriausias Kripkauskė. Ir bet matyt buvo taktiškas laikas, kad, reiškia, mokė net nežinoj, kada yra nuo sesu, amžiaus skirtums didelis. Ir dar įdomu, kad su Troikiu to pačio klasė mokės būsimuoji ano brolį žmoną, net vienam soliu sėdėjai. Irgi tokie sutapimą. Sako, kas galėjai pagalvoti, ką būdamis, kad paskau kaip susižadys. Tai tas buvo įdomoms, Ir mes čia prieš paskaitės išnekėjom, tarp tų 2 tokių labai įdomių žemaitės asmenybių, tarp Justiną Mikutį ir Liudą Troikį tėviškis, ir gal kokie 7 kilometrų, o gal ir tiek nėra. Abudu ir į vakarus, tik vienas labiau šiaurės vakarus, kits į pietų, žemiau, jeigu tą apimtumėm. Ir kada mes galvojam, dėl ko nebuvo mokyklos, dėl to, kad tuomet ir Nuotėna, ir Gintalėškė, Šateikė, kas nėra dabar vis tuos Šateikė ir Nuotėna, tikrai dabar net kita savivaldybė priklaus Platelių valsčių. Ir visas, ir Šateikių, ir Nuotėnų bažnyčias, kažkuomet buvo Filijienis Platelių bažnyčias. Ta parapija paskui, žinot, ar tai parapijas, ar tai prie žmogaus buvo statoms bažnytėlis, tai dėl to toks intarps. Dabar kitas esu.
Tai čia papasakojo apie tau vyriausią seserį, ne, Kripkauskienę, dar lieka, apie Smilgevičienę papasakojau, o Kripkauskienė buvo mokytoja, buvo labai gera mokytoja, iš tikrųjų atsiliepimą labai griežtą, aš supratau, kad net fizinis bausint buvo, bet vis tiek anom gerbė, žodžiu, ant dirba iš pradžių Alsėdžius, paskau dirba, žodžiu, šitą Nuotėnus, ir, kaip sakiau, turėjai didelį ūkį, kadangi to Nuotėnių ūkį turėjai, ir paskau visą nuo šeimin pasitraukė Ameriką. Ir iš tikrųjų nemažai šeimins, aš to jau nesidomėjau, bet aš žinau, kad dar sovietmečiu, trojkiu esant gyvo, giminaitė iš Amerikos buvo atvažiavę ir buvo susitiekę. Tai va, dabar dar labai įdomi Janina Brincienė mums papasakoja, kaip žodžiu, ir Stanislavas papasakoja, kaip они buvo nuvažiavę, taip artima nebendravo. Nu, kaip būtum, kad važinėtum pirmin atgal, nebuvo taip. Nu, tokiai giminė, bet kad ten Tunkė susitiktum, nebuvo. Tunkė neparvažiuodavo nei tėviškai. Prisimint, kad parvažiuodavo, bet ne taip Tunkė. Tai они atvažiavo į Kauną, un sanus pasitiko, они nuėjo nuo mėgiam restoraną, ten skaniai pavalgė, vaišino itališkų vynų, pasirūkavo ir uns dailė uns palydėjo autobus stoti. Buvo toks atsiminėms ir. Dabar dar nepapasakojau apie vieną iš tų seserų, tai būtent Justina Ramonienė, kuri nelaiminga neištekėjo už tų Kripkauskiaus. Ana buvo taip, iš jauniausia iš seserų, Ana apsižanėjo su Ramonu, gyveno netoli Plungės, žemės turėjo, bet ne iš žemės gyveno. Tas žmogus dirb geležinkelį, man buvo namų gaspadinė. Ir pasitraukė taip pat į Ameriką. Nu va, tai lygu čia kaip ir viskas būtų. Dabar čia ir trojki kaps, mes sustojame per ton renginį. Aš pavarysiu priekį. Va, kaip atrodo Antans, matot, tvarka ton. Nes dabar ir patogu, anksčiau reikėdavo ne tik nušveisti, bet ir kelis kartus daryti, kol tik dažus galėjau uždėti. Nu, čia viskas, čia ta tėviškė. Dabar aš pamėginsiu jums tada paskaityti iš tų atsiminimų. Apie reiškia tau. Ai, teisa. Prans buvo pisorius, nu, raštvedys, ar ne? Tas ano brolėlis. Ir atseit, kad raš, kad ir buvau sugrobus jau runką, bet vis tiek gražiai rašė. Apie paskui jau papasakojau. Pagilaič Kripkauskė apie piršlybas papasakojau. Noriu atrasti, kur yra apie... Va, aš paskaitysiu, kokie atsiminimą apie rekrūtus. Bočius Pranas Trojkys, nu, reiškia Prana ir Liuda tėvsi. Ir matot, kadangi Prans buvo vyrės, šitą pranaudavė tėvo vardą, vis tiek tas nedingdavo šeimo. Buvo paimti į rekrūtus ir dalyvavo rusų turkų kare. Ir prisimena tokį namiškių pasakotą epizodą. Rusa sumušė turkus, rusų caras atjojo ant baltą arklį susitikti su sultonu. Tėvs to įvykį matė, nes grojo rusų kariuomenės orkestrį. Apie 300 muzikantų buvo tam orkestrį. Ko Bočius, kokio instrumentų ten grajai, negalėtų pasakyti Stanislavas, tas pateikės. Gal nesuns mokėjo styginės, dumplinės instrumentas, gal kokį nors triūbą grajai, nes Žemaitija buvo labai populiarus iš dvarų kultūros, būdavo triubočia, taip pat triubočia sakydavo. Ir veselė grajai, ir kalnams per būdinį grajai. Žodžiu, sultonas per to susitikėjimą atėdavė savo kardą nugalėtojų rusų carų. Ir dar patvirtino mano apintas tas Stanislavas, kad tai įvyko Bočiaus akivaizdu. Tai va toks pasakojimas ons prisimint. Dabar, ką ons rašo? Kaip sakiau, dabar aišku, kokiom bažnyčiom ikon darė aišku, ons pasako, Boč buvo puikus meistras.
net altorius bažnyčiom darė. Nu atėjin bažnyčia tai tikra, o gal dar iš Šakių bažnyčia, o gal į Gintalėškis bažnyčia. Vat apie tų kryžių, kur šnekėjom, kur mes atstatėm. Kryžius, kur stovėjo sodybo, buvo irgi Bočiaus daryts. Kur uns to amat išmok, aš nežinau. Nu, mus buvo balalaika ir harmonika. Nu, reiškia, kad grajyti. Anotėjaus, reiškia, tas prans, bet jau Lioda Trojki tėvelis irgi mokėjo grajyti. Aš klausiau, sakau, gal prisiminti apie piršlybės, kaip susižanėti nuo to Lioda Trojki tėva. Apie Bočiaus ir Mamunėlis piršlybės ar vestojus tokių kalbų, kaip sakytų, nebuvo. Šeimų neprisimin. Nu. Dabar reiktų surasti, kurį labai gražiai aprašyta sodyba. Tu jau aprašyta sodyba. Tu jau. Nu. Ir aš klausiau, sakau, ar jūs prisimintum dėdį Liudą? Nu. Он sako, nu prisimenu, ką buvau, kad atvažiuodavo, dar įdomi, tik dabar galvoju, kad aš čia pasakė, kad įsivaizduoju, nespėjai motims laidotuvis. Parvažiavo iš Ateikis, kol sugau mašin kažkur ten žmogų, kur pagau, tai baspėjai tik į kapins, mamka palaidoju. Ir aš klausiau, ar gimtinėje Pagelaitis nebuvo ne vieną paveikslą. Nu vis tiek menininkas, visko, juk mums ne tik scenografijas, turėjom ir tapybos darbų. Nu buvo vienas, plakatą tipą, tai kokį nors litografiją aš taip myslėjau. Anam buvo pavaizduots keliauninkas pasiraits kelnis, lasdom petėjai su terbelį. Užsidėjęs, nu, va toks paveikslas kažkoks buvo vis. Ir ėjom kažkur Kaunus. Toliai lingiau tas kels. Per tus kraustymus tas paveikslų žuvo. Ar buvo Liuda paveikslų pasės ir Kripkauskė, nežina. Namus didžioji trobo buvo Bočiaus daryts kryžius ant kryžiautojų. Nes visur Žemaitijoje, ne tik Žemaitijoje, gražiai taip trobos gali būdavo nukryžiautas ir raša. Uns man tai pasako, kad tas kryžius buvo net 1 metrą, o gal 1,2 metrą aukštį. Ir kabėjai prigalėnis seinas. Nu, mūs buvo ir Šventa Jono skulptūra. Nu, čia aš labai susinervinau, žinot, pārskaidys, dabar apintas iš naujo. Ir ta skulptūra buvo irgi dėdelė. Ir tos skulptūros mažas būdam Stanislavas baisiai abejoji. Todėl anu man paėmė su kuren. Nu, vat susinervinau dėl to sakinio. Aš paklausiau, kokiai trūbo buvo balda. Lovas, spintas, stalas su gėdėm. Stalą buvo daryti Bočiaus. Buvo graži, daryti ant vienos kojas, o paskui įsišakoji. Lovas senovinės galas. Nu, bet palygins gražis. Spintas atsimint buvo irgi. Vien paprastesnė, kita gražesnė. Virtuvė buvo dėdėl lentynų su užuolaidų indams. Stals virtuvė buvo dėdelis, aplinkau saulą. Virtuvė dar buvo tapšans. Paskaitau, žiūrėjau, žinot, kas tapšans. Nu, toks. Ką panydavo vadins? Nu, toks kušėti, va, labai teisinga kušėti. Bet man pasakė tapšans, panašus į lovą. Troba buvo 2 galų dėdelį. Ir įsivaizduoti, kaip į tradicinį parvedu ir kamens, įrinki kamen galapėti, ton kamen, ten paskau, kaip ons raša, kad tik tas anam ten jau nebir, nes ten senas šiesas, tam kamenį būdavo senuoji žemaičių virtui. Bet jau anu laikas ons prisimint, kad ten jėsti nebiri tam kamenį, o tik buvo kaip rūkykla naudoj. Ir buvo prastas gals, kaip visų Žemaitijoje, ir geras gals. Gerajam gali visuomet gyventi ta šeim, kuri ūkininkavo, prastajam karšinčiai gyventi. Nes Žemaitijoje buvo labai griežta surašyta, kad jaunieji, kurie ūkininkavo, tordauti, kiek ten peinelį, kiek sveista, kiek keulis, reiškia, paauginti. Nu, visko buvo surašyta. Tu pamėgink nesilaikyti tų dalykų. Ir pačius galus būdavo valkeriuko. Taip vadinaus toks kamarėlis. Nu, vo. Ir dabar tam, čia labai fainė, man kiek patika, tam gali, kur gyvena geroje troboje, buvo kredensus Lioda Trojki tėva. Iki pat lobų su šuoblėm.
Šoblis stalčia su šoblėm, pakrašte papaušti. Komod buvo baisė graži, ausi medį, 4 stalčių, polirauta, geltona. Ir tuo, reiškia, buvo neišsiveži, reiškia, tą mamytę, tuo. Iš etum, ką buvo įsivežusi prana žmona, tuo lioda trojki kapčia iš etum. Nu, broli žmona nebuvo įsivežus, bet tiems vakams nereikėjo ir kažkur dinga. Įsivaizduok, kiek ten buvo gražių senobinių baldų. Ir nieks neišlieka, dėl to, kad niekam nerūpėjo. Visiems atrodė senins. Nu, ten aprašo, kas ten paskau buvo, bet dar labai įdomi buvo. Kamens, anu atmenėm buvo, naudojams tik rūkimų. Nu, mes rūkydavo Žemaitijoje, labai svarbi buvo dalykas. Anam jau neveri. Priminė buvo viryklį prie kameną, donkepis buvo pakorams iš priemenis. Ir rinkį, ano buvo paslaptinga patalpa. Ir rink reiškia aplinkom. Tuo slapto patalpo pirmųjų pasaulinį karą metą senėje trojkė slėpė karą belaisvius, net 4 karą belaisvius. Nu, va. Nu, ten apie Algeris rašo apie lovelis ir aš čia turiu tokį pasidariusi schemą, kas kur stovėjo, koks ten. Dabar dar apie tvoras. Paklausiau apie tvoras. Tvoras reiškia, keimi, kur buvo tai darželė, nu daržą tokie darželė buvo aptverti parakanėlės. Parakanėlė žemaičia vadint lentelį tvorą. Vo ūkinskėjams tvarta jau jį buvo aptverti posgolstin tvorą, būding žemaitį, taip ištryžą, skandinavišką to tipą. Sodnė buvo pasodinta daugybė viskuo, netvarkinga, buvo daug. Baisiai išmėtyti, buvo jau pradėję džiūti, tėvus buvo pradėjęs tvarkyti, bet turėjo išėti. Nu, kaip sakau, užėjti visi nemalonumą. Slyvų buvo ypatinga daug, obelų daug, bet dar daugiau ir trešnių. Ir anų buvo daug išal 1942 metais kažkokiai šaltė buvo daug, tai išal. Reiškia, tuos trešnis buvo jauduos ir raudonuos. Kadangi dabar praktiškai viso Lietuvoje aug trešnis, bet tas šiesas nebuvo tokių veislių ir bet klimat šiltie. Ir Žemaitijoje buvo tradiciška. Ir žmonės iš tikrųjų, ką paklausa senų žmonių, neišgyvendavo iš tų trešnių. Didelis paims, net sovietmečiu pradžiu lakindavo į Rygą, lakindavo į Klaipėdą, Palangą. Ir visi buvo, nebūtume tų kirminų, dabar juk negali jėsti vien kirminą arba turi užsimerkti jėsdams. Nu, bet iš tikrųjų tuomet te buvo. Tai jie ir gal kokie būdavo čia modana, važiuodavo su arklės. Tai čia dėl to sodna buvo didelį. Tai va, apie slyvs. Slyvs buvo geltonuos, buvo raudonuos. Katras vadindavo myžalinėm. Į tokį veislį pas mus myžalinėm, anos vandeningas buvo, nukrinta viskas. Jeigu nesuėdė, paskau tikra. Buvo por slyvų, katros buvo grina baltas, kliaustėlis pas mums užrašyt žalis, labas skans, ypatingas. Sodybas medė. Sodyba pagrindinė buvo kleva. Buvo viso sodybų, ir priklietis, ir prišolinį. Ir va, apie šolins jau pasakiau, ąžuolas buvo didelis, sens, ir ons buvo netoliai jaujis. Ir tuo jaujie buvo doba, katrų džiovindavo linus. Labai įdomu ir Žemaitijoje, jeigu į senus laikus nuėtumėm, tai, pažiūrėjau, jeigu žemaitis saka pertis, tai tikra ne pertis ir. O pertis įten, kur javus džiovindavo. Kur džiovindavo linus į javus. Tu įsivaizduok pečius į normalus kur pakor, į tokį žardą, nu, va, pagalė sudėti, kartis. Ir ant tų karčių šilts oras kelsti viršų, ir ten sudėt ir išdžiūn. Ten vis tradicijas ir linamintai iš vis įdomia. O reiškia, kur ėjo, buvo pas mums, kur maudyteis, kur perteis, bet tas vadindavo, nu kaip, perteis. Nu, perėmė. Jo, tai visai kitaip. Ir va, dar apie vartus. Keimiai važiuojant buvo
2 klevo, ir tarp buvo varta, labai graži, išraityti, išpjaustyti, aukšti buvo apie 1,5 metrą. 2 vyrė, broma nebuvo, reiškia, užtuoti nebuvo. Nu, lygu, ką apibūtum viskas, juk šventos evangelijos šitiek jau neapskaitys. Jeigu norit ko paklausti, klauskit. Va čia grina, kaip sakau, atsiminimą, už kurius nesugarantuota. Kiekvien iš mūsų atmintis kartas nutrūksta, ar ne? Ir mes prisiminam tom, ko norėjom prisiminti, ir ne visuomet gal, pažiūrėk, mes galėjom dalyvauti vienam įvykyje, bet visi prisiminsiam skirtingą. Tai aš tikrai 100% negali garantuoti. Gali garantuoti už tas nuotraus, kur radau, kur paskolėjom. Gali garantuoti už to mirim liūdėjim, kur didelė džiaugiaus, kur radau. Ir dabar labai norėčiau surasti, kadangi, sakau, tą patį parapiją aptarnau kunigas Binkelis, surasti, kur išvežtėje, nes pročkelį dabar nutinus į truopnį, reikėtų surasti gal ir gimėjimą, gal į tėvelį, būtum įdomi, sužinotumėm, kas kūmas buvo, kas kau. Tai dar tum ir montų ir arim nartų. Teisa, labai džiaugaus, kad tas žemės nupirka jaunį ūkininką, palyginti jaunį, ne apie 50 metų. Visas trojkių buvusi žemės jie nupirkė. Jau kiek они beturėjo, kada они susigražėm, čia Lietuvos laikas, они turėjo apie 25 hektarus, nupirka gretim esantis dainius ir rugienis, ir on su žmonu ūkininkautin, augėna tus jaučius pardavėjimą ir augalininkystę, javus. Labai gražiai prižiūri ir mes, kur pastatėm tom kryžių, tai sakau, jau viskas, dainiau tau, čia vargėlis, tu gausi, priveizėti, žolelę apipjauti, jau tuos kembris, eglis tuo nuolaužas nebėra, vokelėlis, kuris ved į nuotienus stebė ir galim puikiausiai pamatyti tų kryžių ir reikėtų uždėti ton QR kodą, kad galėtų žmogus paskaityti istoriją. Ar turit kokių klausimų? Nepaveizėjau, jas smarkiai čia. Nu, kapštik valandą. Lygiai 18:01.